Hola, hola, buenos días. Me llamo Elisa, encantada y bienvenidos a mi canal. Sveiki visiems, mano vardas Elžbieta ir sveiki atvykę mano kanalą. Šiandien mūsų pamoka jau nebus apie ispanų kalbą, bet žinoma bus susijęs su Ispanija. Ir šiandien aš trumpai norėčiau pakalbėti apie tai, kas rūpi tėvams, žinoma. Ir tai apie vaikus ir kaip visgi patekti į mokyklą, kokių dokumentų reikia, kada eiti ir taip toliau. Taigi, pradėkime. Pirmiausia, yra du variantai, kaip galima patekti. Taip, per oficialią registraciją, kuri prasideda dažniausiai balandžio pabaigoje ir jinai tęsiasi maždaug gal 3 savaitės, maždaug taip. Bet žinoma, čia šitas būdas tinka tik tiems, kas turi taip, tą baltą lapelį arba turi rezidenciją, bet žinoma, tie, kas turi rezidenciją, manau, jau tai šita informacija jau nėra aktuali, nes viskas žino. Tiesiog atsakau, kad per puslapį, tai per tą oficialų priėmimą mes pildome per internetą, online, visus duomenis mūsų vaiko ir mokyklas, į kurias norime patekti. Taip, mes galime išsirinkti gal iki 4-5 mokyklų ir žinoma, pirmas numeris yra pats geriausias, pats svarbiausias numeris 1, į kurį pavyzdžiui, mes labiausiai norime patekti. Ir va taip, tokiu būdu, šiaip man atrodo, kad Lietuvoje tas pats, nes kiek prisimenu, man rodos, jo irgi yra, kad telematikamente, tai per internetą pildome, rašome visus duomenis ir mokyklas, bet šituo atveju jums reikia turėti numerį. Jeigu neturite, tada jums yra antras variantas, nes Ispanijoje yra lei, įstatymas, kad kiekvienas vaikas iki 16 metų privalo mokytis. Privalo kiekvienas iki 16 metų. Gaila, bet po 16 metų vaikas gali nesimokyti, jeigu nenori ir jau jo negalėsime priversti. Tikiuosi, vaikai šito nežinos. Taigi, antras variantas, kai jūs atvažiavote į Ispaniją, nežinau, ten vasarą, rudenį, nors ir pavasarį, bet neturite dokumentų, bet vaiką reikia vesti į mokyklą. Tokiu būdu jūs asmeniškai einate į mokyklas ir ten su sekretorė arba sekretoriumi kalbatės. Jeigu ispaniškai nekalbate, angliškai kalbėkite. Jeigu angliškai ne, tai paieškokite žmogaus, kuris padėtų jums susikalbėti. Tikrai, manau, kiekviename mieste jūs surasite. Vadinasi, jūs einate tiesiogiai arba skambinate per telefoną, taip, į mokyklas ir klausėte, ar yra vietos. Si hay plaza, vieta būtų plaza. Taip, ar yra vieta tam, kad mokytis mokyklą. Nežinoma, pagrindinė ta registracija jau yra uždaryta, jau viskas yra, grupės sudarytos, klasės sudarytos ir ne visur bus vietų, būkite tam pasiruošę. Man tai buvo, kai aš atvažiavau su savo maža dukra. Ir aš skambinau į įvairias mokyklas, nes ne pirmoje ir ne antroje nebuvo vietų, o buvo tik mokykloje, kuri yra toliau nuo mūsų. Dėl to ne tik savo rajone vaikščiokite ir klauskite, arba skambinkite, jeigu kalbate ispaniškai, arba paprašykite, kad kas nors tai padarytų. Ir žiūrėkite ne tik prie namų, bet ir toliau. Taip, tas mokyklas, kurios randasi ir kitose rajonuose, pavyzdžiui, irgi. Ir vadinasi, šitas žingsnis jau aiškus, taip skambinti arba vaikščioti ir klausti si hay plaza ir sakote taip kiek metų, nes čia vaikai eina į klases pagal metus, priklausomai kuriais metais vaikas gimė, į tą klasę jis ir eis. Gali būti, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje jūsų vaikas ėjo į 2 klasę, jūs čia atvažiavote ir vaikas eis ne į 3, bet į 4 klasę. Taip irgi gali būti, nes čia jie žiūri pagal metus, pagal gimimo metus. Kada gimė vaikas, vadinasi,
tokia klasė jam atitinka. Apie visas klases, kaip yra sudaryta mokykla, kokiu būdu, nes truputį visgi skiriasi nuo lietuviškos mokyklos, yra jau padarytas video, aš nuorodą paliksiu apačioje, užeikite ir žiūrėkite, ten viską detaliai, aš viską aprašiau nuo 3 mėnesių vaikas, kur gali eiti, ir iki universiteto pabaigos. Galite pasižiūrėti. O šiandien toliau. Taigi, jūs skambinate ir, pavyzdžiui, jūs jau priėmė vieną mokyklą. Jums pasakė taip, kad gerai, pas mus yra vieta, ateikite. Gerai. Kokių dokumentų jums reikia? Taigi, jums reikia būtinai paso. Jeigu turite NIE, tą baltą lapelį, jeigu ne, pasas tiks. Vaiko pasas, jūsų pasas, tėvo pasas, vadinasi, abiejų tėvų, mamos ir tėčio pasas, būtinai. Jeigu jūs esate išsiskyrę, pavyzdžiui, tai tokiu būdu reikia irgi paprašyti, kad jums atsiųstų taip nuskenuotą pasą, būtinai reikalaus 2 tėvų pasų. Vaiko pasas, tėvų pasas. Sekantis žingsnis yra gimimo liudijimas, irgi labai svarbus, taip, kad būtų parašyta, kad čia jūsų vaikas. Gimimo liudijimas būtinas yra. Ir dar vienas dokumentas, tai yra empadronamiento, vadinasi vietos registracija, taip, kur jūs gyvenate. Bet jeigu jūs neturite šito dokumento, be šito dokumento jūs irgi priims į mokyklą, jūs jau jį atnešite vėliau. Tikrai be šito priims, bet šitie 3, vadinasi vaiko pasas, tėvų pasai, gimimo liudijimas yra būtini. Empadronamiento, kaip ir sakiau, taip vietos registracija, tai jau galite atnešti ir po to. Be šito dokumento tikrai jūs priims. Ką daryti, jeigu jūs esate išsiskyrę? Ir tėtis gyvena kitoje šalyje, o jūs su vaiku atvažiavote čia. Kaip ir sakiau, tėčio irgi reikalaus paso kopijos būtinai ir ne visos, bet kai kurios mokyklos irgi gali užprašyti tėčio sutikimo, kad tėtis sutinka, kad vaikas mokytųsi šitoje mokykloje, šitoje šalyje. Taip. Jūs galite ką padaryti? Arba pas notarą, dar būnant savo šalyje, parašyti tokį dokumentą notariškai patvirtintą su apostoliu, su viskuo, kad jis leidžia vaikui gyventi užsienyje su jumis. Arba jeigu jūs tokio neturite, tai mokykla gali tiesiog išeiti iš situacijos tokiu būdu, kad jie paprašys elektroninio pašto tėčio ir jie parašys jam laišką, kad vat jūsų vaikas ten nori čia mokytis, ar jūs sutinkate, ir tiesiog galės atrašyti ir parašyti savo sutikimą, kad taip, aš sutinku. Manau, čia buvo pati svarbiausia informacija, kurią reikia žinoti tam, kad įstoti į mokyklą. Taip, arba pagrindinė mokykla, vidurinė mokykla. Čia šitoms mokykloms, nes bachillerato, ta jau 11-12 klasė, jau ten kitaip yra. Ten vaikai visiems jau sukanka 16 metų ir dėl to ten jau aš dar nebuvau susijusi su to, mano vaikas dar nedaugo, iki 16 metų aš turiu mažesnį vaiką, dėl to dar gerai nežinau, kaip reikia, ką daryti. Bet su primarija, sekundarija, pagrindinė ir vidurinė mokykla, taip žinau, nes pati buvau susidūrusi ir galvoju, kad jums irgi bus aktualu ir naudinga sužinoti šitą informaciją. Tikiuosi buvo naudinga. Jeigu norite po mokyklas pasižiūrėti, bus nuoroda apačioje. Jeigu turėsite klausimų, rašykite komentaruose arba rašykite man per Instagram, per Facebook. Ką žinosiu, aš jums parekomenduosiu, pasakysiu ir ačiū, kad buvote su manimi. Prenumeruokite kanalą, palaikykite, kad kuo daugiau žmonių pamatytų video ir žinotų, kad jau yra YouTube lietuviškas kanalas apie ispanų kalbą ir gyvenimą Ispanijoje. Ačiū Jums y nos vemos pronto. Adiós!